11 dienos rytas, vanduo mariose ramus, kaip jūroj, dar pažiūrėsim. Dabar ką darau, tai pakuojuosi ir tada greitai pasidarysiu šiek tiek valgyti, pavalgysiu ir judėsim. Pajudu iš stovyklavietės. Aš kol išsiruošiau, atėjo, kiek čia, beveik 10 valanda. Daiktus reikėjo susidėti. Šiaip nemažai daiktų dabar, kaip maisto pasidariau ir panašiai. Prisipirkęs, dar čia šiukšlių įsidėjęs į vidų esu tarp kojų, nes irgi po 2 dienų susikaupė visai. Tai reiks kažkur smiltyniai išsimest, ras šiukšlinę. Tai šiek tiek atsiras tos vietos daugiau. Bet šiaip dar pasiruošęs esu ratukus tempimui, tai irgi užsidėjęs čia gale ant viršaus. Čia matosi konstrukcija jų, o kitos dalys viduje šiaip bandau laikyti viską, kiek įmanoma švariau. Tai viską bandau laikyti baidarės viduje, nes kai į jūrą eisiu, bangavimas bus šiek tiek kitoks, gali tuos daiktus išplauti. Aišku, nebus taip, kad nieko visiškai nebus ant baidarės, bus daiktų ir tikriausiai nemažai, kaip ir dabar iš tikrųjų toks bardakėlis, bet čia viskas realiai prisegta, išskyrus užkandukus, kurių greit neliks. Šiandien laukia visai nemaža diena, apie 40 km paskaičiavau, čia įskaitant persinešimą baidarės į kitą pusę Nerijaus. Tai jau po šito tikriausiai pradėsiu lėtinti tempą, ypač jeigu bus toks priešas vėjas, kokį dabar pranašauja. Tai tikrai po tiek nedarysiu, galbūt po 30 per dieną ir bus tikrai šiek tiek logistiškai paprastesnės dienos, nes nereiks žeme tempti. Bet, Lietuvoje yra taip, dabar bent jau uostas visiškai nenori jokių irklinių priemonių leisti į savo teritoriją. Skambinau ten į kelis numerius, prašiau kažką ten išimtis, kažką tais. Tai sako, jokių būdų čia per pavojinga. Ir tipo, kad laivai plaukioja šalia ir panašiai. Žodžiu, tikriausiai ne visi supranta, kas tos jūrinės baidarės ir apie ką tai yra. Ir ką jos gali atlaikyti iš tikrųjų. Tai va taip. Ir dar vienas dalykas, Lietuvos pakrantėje negali bet kur stovyklauti. Ar ten laužų deginti ir panašiai. Kur Latvija šiek tiek paprasčiau, ten gali palapinę statyti šiek tiek laisviau. Tai šiandien 40 reikia daryti dėl to, kad stovyklavietė už tiek yra oficiali. Taigi tenais ir varysim. Jau esam kitoj pusėj. Jau netoli Kiaulės nugaros salos. Matosi terminalas tolumoj. Tai dar šiek tiek liko paplaukti iki, dar normaliai porą kilometrų, gal nežinau, iki laivų kapinių, kur išsilaipinsim tenais, nes toliau ir kaip ir negaliu varyti. Puikus oras buriuot. Galvoju, gal reikėjo man geriau būti burlaivio kapitonu, negu kad baidarės kapitonu, nes kiek varau, tiek vėjas. Kitaip nebūna. O, koks kormoranas ir gulbiai. Ir vo, laivų kapinės. Paskutinį kartą čia buvo dar pavasaris lygtais. Tai dabar viskas daugiau apžėlė. Tai dabar varysiu į tą vietą, kur praeitą kartą išsitraukiau baidarę ir žiūrėsiu, ar ten įmanoma situacija ar ne.
Galbūt reiks grįžti ir bandyti per čia kapanotis. Nu, šito laivuko praeitą kartą nei nebuvo. Štai čia lipau praeitą kartą. Tai apžėlė normaliai. Tikrai daugiau negu tada. Bet reik bandyti čia lipti. Buvo lyg normalus praėjimas. Aišku, čia dabar kokios mečetės jau reiktų prasibrauti. Būtų gerai išsitraukti prie šitą krovininį, nes nuo jo banga tikrai gera turėtų pareiti. Nu, turėtų užtekti, kol šits pravarys. Nežinau, bet tikiuosi neblogos bangos. Jau, nu čia gal neišplausiu, bet reikia pasidaryti šiek tiek praėjimą. Nes pavasarį tai, nežinau, dabar man iki galvos beveik žolės, pavasarį nežinau, gal buvo iki juosmens. Dabar dar vienas dalykas. Čia atrodo labai panašu į Sosnovskio barščius. Neskau 100%, kad čia jie, bet nesinori rizikuoti ir per juos eiti. Tai teks bandyti ieškoti kažkokio keliuko aplinkui. Nes paskutinis dalykas, ko norėčiau, tai pūslių. Nebuvau 100% įsitikinęs, ar čia tikrai tie barščiai. Tai šiek tiek pasiguglinau, pasižiūrėjau. Ir esu apie 90% įsitikinęs, kad čia yra šventgaršviai ar kažkaip taip, vaistiniai šventgaršviai. Ir kiek žiūrėjau, nu man čia panašu į tuos barščius, bet kažkaip kitaip. Turėtų būti tie žiedukai tokie paplokštesni biški ir baltesni ir kamienas biški kitoks ir lapai šiek tiek kitokie. Tai, manau, eisiu kiaurai, esu įsitikinęs, kad čia ne tie barščiai. Šiek tiek pavyko surasti keliuką, kaip praeiti. Ir toks eidamas dar ant dilgėlių papuoliau. Tai dabar jau pradeda toks niežulys nuo dilgėlių imti. Tai man tokia paranoja kikina, kad čia galbūt iš tikrųjų tie Sosnovskio barščiai bus ir čia jau pradės pūslėm mušt mane bele kaip. O dabar toks biškį koją įsidilginau ir šiek tiek ties riešų. Tai toks nejaukas jausmas vien dėl to, kad toks labai panašus augalas. Nu ką, ratai uždėti, bandom važiuoti. Biškį toks kalniukas yra šiek tiek. Jau ratukai biškis susikreivavo, reikia eit taisyti. Važiuojam toliau. Baidarė žiauriai ilgau, šitas kelias nėra pats tiesiausias. Nu, einas sunkiai. Tiek ten pergyvenau dėl tų šventagaršvių, kad net nepastebėjau, kiek dilgėlių. Manau, dėl Sosnovskio barščių tikrai nereikėjo pergyventi, bet reikėjo pasižiūrėti dilgėles, nes jų nemažai. Sunkiai. Užsikėliau dabar ratukus, pasidariau normaliai. Dabar užkandam šiek tiek ir į kelią. O, nemokami užkandžiai pakeliui. Mažai čia jų, bet
Nu, vėjas įspūdingas. Audringa. Dabar reikia bandyti susipakuoti kuo gražiau visus šitus reikalus, kad kuo mažiau būtų daiktų ant pačios baidarės. Kamera išsikrauna, bet jau esu netoli jūros vartų, pro kuriuos manęs neišleido, tai gaus kelionį tiesiai per aplinkui. Štai ir jūros vartai, per kuriuos manęs neišleido, tai teko nuo pats kažkur tenais. Labai padrikos bangos čia ties tais vartais, nemažos. Judu taip lėtai, kad Strava rodo 0 dažniausiai. Artėjant prie Karklės, žinau, kad čia yra vandenyje nemažai akmenų. Čia irgi grožis. Judam link Palangos. Ir Palanga. Pridaužė tiek vandens, kad net pro čia pribėgo, net tikriausiai pribėgo per čia per vidų. Ten yra. Tikriausiai blogai būsiu skylės užsisandarinęs. Tai pasakysiu tiek, dabar viską montuoju po 2 savaičių, kas yra labai blogai. Bet tą vakarą atsimenu tą visą dieną. Iš viso trukau nuo įsėdimo į baidarę iki išlipimo ant kranto Palangoje. Užtruko apie 13,5 valandos. Iš viso gavus 40 kilometrų. Ir didžioji dalis tų kilometrų buvo tiesiog agonija, nes visą laiką priešinis vėjas, bangos irgi nemažos buvo. Ir galų gale jau naktį išlipus tenais Palangoje dar teko baidarę temptis iki kempingo, ko irgi nenufilmavau, nes viskas jau buvo, telefonas išsikrovęs ir kamera buvo išsikrovęs, tai nebuvo niekaip kaip nufilmuoti. Ir tai porą kilometrų dar teko tempti iki kempingo. Ir kaip galvojat, aišku, bandžiau trumpinti kelią ir nuvykau ne į tą vietą, tai teko tada dar aplinkui eiti su ta baidarė ir galų galiausiai kažkokiu būdu, ten nežinau, apie 2 nakties gal nuėjau miegot, pasistatęs palapinę kempinge. Tai tokia buvo ta diena, tikrai buvo įsimintina, tai yra nesunku papasakot, net ir dabar po 2 savaičių atrodo dar pakankamai nesenai visas tas vyko.